Sveiki visi dar kartelį jūsų keišį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir šį kartą aš jums filmuoju rugpjūčio mėnesio favoritų video. Jau net norėjau sakyti birželio mėnesio kažkodėl, bet tai bus rugpjūčio mėnesio favoritai. Jeigu nematėte dar pirkinių video, tai labai kviečiu pasižiūrėti tą video, kai pasižiūrėsite šitą arba atvirkščiai, bet būtinai pasižiūrėkite abu. Ir kągi, pradėsime. Taigi šį mėnesį turiu šiek tiek, po truputį visko, kaip sakant, keli gal dalykėliai kartojasi, bet kiti, manau, nesikartoja ir pradėsime nuo veido. Ir pirmiausiai galiu pasakyti, kad maždaug nuo vidurio, rugpjūčio mėnesio vidurio pradėjau naudoti, ne kiekvieną kartą, kai dažiausi, bet kelis kartus jau naudojau šitą primerį iš Make Up Forever, taip sakant, Step 1. Jį galėjote pamatyti pirkinių video, kai kuriuos dalykus galėjote pamatyti jau. Ir iš tiesų, negaliu pasakyti, kad man uždangsto poras ar ten labai išlygina odą ar panašiai, bet galiu pasakyti, kad pastebėjau, kad prailgina makiažo pagrindo laikymo trukmę, be to blizgio, sakykime taip, be to švytėjimo. Ir iš tiesų, pirmieji įspūdžiai labai neblogi, nežinau, kaip bus toliau, bet norėjau pasidalinti tais geraisiais pirmaisiais įspūdžiais, nes po to kartais būna pasikeičia viskas. Tai bent jau pirmieji įspūdžiai tikrai labai neblogi ir jeigu man toliau taip seksis, taip gerai, taip sakant, tai kažkada tikriausiai nebijodama nusipirksiu ir didesnį šito primerio formatą. Taip pat turiu keletą makiažo pagrindų, taip sakykime. Pirmiausia, pradėsiu nuo šito BB kremo iš Pond's Flawless Radiance. Kitame ankstesnėme video aš parodžiau, kad įsigijau naują raudoną, taip sakant, šiek tiek kitokį, bet aš jį maišiau su šio makiažo pagrindu iš CoverGirl Ready Set Gorgeous, mano numeris yra 110 ir man apskritai Pond's šitas BB kremas labai patinka, tas, mano veido oda palieka žiauriai faina, žinoma, jis nelaiko valandas, bet, žodžiu, veido oda atrodo tokia graži, tokia, žodžiu, trūksta žodžio, bet šita kombinacija man taip pat labai patiko, kažkaip vienas dalykas su kitu taip gerai sutarė, jeigu taip galima pasakyti, ir jau šitą spalvą truputėlį man per tamsi, tai BB kremas šiek tiek ją pašviesino, tai žodžiu, man žiauriai patiko šitą kombinaciją. Kitas makiažo pagrindas, kurį naudojau ganėtinai dažnai, tai buvo šitas iš Bourjois Healthy Mix, mano tonas yra 51, Light Vanilla. Ir jau turiu gal kokią pusę buteliuko, naudoju gal jau nuo Liepos mėnesio, bet Liepos mėnesį tik buvau pradėjusi naudoti, man atrodo, dėl to gal nebuvo favorituose, lygtais nebeprisimenu jų. Bet žodžiu, negaliu pasakyti, kad tai yra mano mėgstamiausias makiažo pagrindas viso gyvenimo, taip sakant, bet tikrai visai nieko, man labai patiko ir dėl to, kad iš jį dažnai naudojau, tai nutariau paminėti favoritose. Kitas atradimas, galima sakyti, kaip ir šitas primeris iš Make Up Forever, tai yra makiažo pagrindas iš CoverGirl, kuris vadinasi Outlast Stay Fabulous 3 viename. Nekreipkite dėmesį į pakuotę, šitam makiažo pagrindui jau yra gal kokie 2 metai, bet jis buvo uždarytas, užvyniotas lipne juosta, taip sakant, kad atkeliautų iki manęs. Atkeliavo visą pasaulį iš tiesų šitas makiažo pagrindas, nes Lietuvoje bent jau anksčiau negalima buvo įsigyti ir aš jį gavau dovanų, bet taip jau ir netadariau, dabar gavau jį atgal čia, man mama jį atsiuntė viename iš siuntinių, bet irgi nebuvo atidariusi, kol galiausiai pradėjau pabaigti kitus makiažo pagrindus ir nutariau, kad pagaliau atėjo laikas. Mano spalva yra 810 šiek tiek, per tamsi galbūt, bet, žodžiu, kaip čia pasakyti, pirmieji įspūdžiai, pirmus tuos kelis kartus, kiek aš ją naudojau, irgi nuo vidurio maždaug mėnesio, šitą makiažo pagrindą, šitą bazę, žiauriai faina šita, tikiuosi irgi manęs nenuvils ir gali būti, kad tas mano visų laikų favoritas. Toliau turiu 2 korektorius, apie vieną bent jau tikrai esu minėjusi ne viename video, tai yra šitas iš K3 Camouflage, numeris 010 Ivory, man labai patinka, dėja čia negaliu rasti šito korektoriaus, aš jo nenaudoju pakių sričiai, bet naudoju, dėmelėms, pagelėms ir taip toliau. Pakių sričiai man patinka šitas Pro Conceal iš LA Girl, mano spalva yra Porcelain. Nors paskutiniu metu dabar jau nesu mačiusi šito, parduotuvėse, kur anksčiau pirkdavau, nesu mačiusi šito produkto, tai galbūt jau jo ir nebėra čia, nežinau, labai gaila, jeigu jo jau nebėra prekyboje, reikės ieškoti, iš kur gauti, taip sakant, bet labai fainas, man labai patinka. Einame prie akių, manau. Ir pirmiausia, jums parodysiu, kad vienas iš favoritų jau kurį laiką yra šitie pravedimai iš firmos Bissou Plumin Delineador. Aš juos naudojau būtent šitas spalvas, juoda, pilka ir ruda. Man šitas pravedimas patinka, kai noriu pravedimą pasidaryti tik tai palei blakstienas. Man jis nepatinka, kai reikia pasidaryti katiniškas, taip sakant, pravedimą, nors tas galiukas, sakykime, ar ne, tas aplikatorius yra labai fainas, atrodytų turėtų būti tobulas, taip sakant, bet tas, nežinau, kažkaip nesubėga tas produktas iki pat galo ar panašiai, kad, žodžiu, man niekaip neišeina normaliai pasidaryti gražaus pravedimo to katiniško, bet palei blakstienas tai labai faina ir tomis dienomis, kai nenoriu juodo pravedimo, tai renkuosi rudą arba pilką.
tam reikalui man patinka, katiniškam pravedimui. Kitas naujas produktas, kurį irgi pradėjau naudoti kažkur vidury mėnesio, tai yra šitas tušas iš Maybelline, kuris buvo gal pirkiniuose praėjusį mėnesį. Colossal Indestructible, taip sakant, atsparus vandeniui. Galiu pasakyti, kad man nesuteikia, nepatenkina blakstienų, bet tikrai jas pailgina. Šiandien esu įstepusi šitą blakstienų tušą, nežinau ar matosi, bet ilgumą tai tikrai labai suteikia, man laiko visą dieną. Na, žodžiu, ketinu jums nufilmuoti savo apžvalgą, dar noriu panaudoti šiek tiek ilgiau šitą produktą, bet galvoje sukasi apžvalga, taip sakant, bet norėjau paminėti šio mėnesio, arba praėjusio mėnesio, kaip čia pažiūrėsi, favoritas. Ir paskutinis produktas akims, turbūt taip galėtume pasakyti, tai yra šitas blakstienas iš House of Lashes, jų pavadinimas yra Tigress. Jų nesiklijavau, žinoma, kasdieną, kai dariausi makiažą, bet tuos keletą kartų, kai jas klijavausi, man taip patiko, kaip mano žvilgsnis atrodo. Instagrame ir Facebook'e galite pasižiūrėti, esu įkėlusi bent vieną nuotrauką, man atrodo. Žiauriai patinka tokios gražios akys, tikrai labai gražios blakstienos. Įsimylėjau aš jas. Neturiu žodžių. Dar prisiminiau, kad man trūksta vieno arba dviejų produktų favoritų, kuriuose parodžiau praėjusį kartą, bet kadangi naudojau šias paletės labai daug, iš tiesų labai dažnai praėjusį mėnesį, tai vėlgi jos yra mano favoritais. Šitos dvi yra iš BH Cosmetics firmos, šita yra XO paletė, šita yra Carly Bible, tikriausiai esate mačiusios bent jau vieną iš jų, jeigu ne abi. Tai, žodžiu, vėlgi norėjau natūralių spalvų, sakykime, ant akių, tai grėbiausi šitų dviejų palečių. Turiu du produktus nagams, tiksliau 2 nagų lakus, kuriuos irgi matėte pirkinių video, tai yra šitie iš Bisų, numeris 219 ir 214. Irgi turėjau norą dažytis, lakuotis nagus tokiom spalvom ryškiom, nei vienas manęs nenuvylė, todėl ir jie yra šiame favoritu. Kitas favoritas yra iš firmos Fresh Beauty, kurį matėte taip pat favoritų pirkinių video, tai yra šitas šaltalankių aliejus, kurį, žinoma, šito aš dar netidariau, bet aš vėl pradėjau naudoti tą, kurį turiu. Ir štai toksai buteliukas, tikrai nepigus produktas, bet čia yra 50 ml šito aliejaus. Ir jo jums gali užtekti 3 arba net 4 mėnesius, tad man atrodo tikrai apsimoka, jeigu tik tai įmanoma, jeigu finansinės galimybės leidžia įsigyti, tai būtinai išbandykite. Negaliu pasakyti, ar visiems odos tipams jis tiktų ar tinka, sakykime, bet mano mišriai odai jis tinka ir patinka. Kalbant apie aliejus, bet jau kitokius aliejus, perėjau prie plaukų, tai niekada dar šiame kanale nerodžiau šito, man atrodo, aliejus iš firmos Rasa, lietuviškas aliejus, taip sakant, ar ne, atkuriamasis plaukų aliejus su makadamijos arganų aliejais ir keratinu. Šitas, žinoma, atkeliavo pas mane jau prieš keletą mėnesių iš Lietuvos, jau net neatsimenu kada. Ir jo reikia labai nedaug, nors atrodo, kad jau liko mažiau nei pusė, bet jo man tikrai užteks dar keletą mėnesių. Man žiauriai patinka. Kas nepatinka, tai yra tai, kad aš jau negaliu čia. Favoritas susijęs su plaukais, tai yra šitas linų šampūnas iš firmos Cloran, kurį irgi pamatėte pirkinių video. Čia, žinoma, naujas butelis, senas ar tas, kurį aš jau beveik pabaigiau, yra vonioje. Man labai patinka, šita firma turi įvairių šampūnų, įvairaus tipo plaukams, taip sakant, garbanotėms, pažeistiems ir taip toliau ir panašiai. Tai turite susirasti savo tinkamą, nes šitas tai yra ploniems plaukams, be neturintiems apimties, taip sakant, ar ne. Man jis apimties nesuteikia, bet jis padaro mano plaukus labai švelnius, labai gerai išplauna plaukus. Na, man jis tikrai labai patinka ir be to jau užtenka ne vieną mėnesį, tai, kaip sakant, ko daugiau reikia. Tiesa, kažkaip tai čia prašokau, bet parodysiu dabar, kad turiu dar veido produktus favoritus. Tai yra šitie skaistalai iš Milani, iš Baked Blushes serijos linijos, kaip pavadinti, šitas yra numeris 08 Koralina. Tai yra skaistalai, kuriuos esu įsitepusi šiandien, kuriuos naudojau šiandien, tokie rausvi, oranžiniai, taip sakykime. Nežinau, kodėl jau kurį laiką norisi man tokių raudonų, vyšninių, sakykime, violetinių spalvų, kalbant apie makiažą, akių ar veido, taip sakykime, tokios rudeniškos, čia, kaip sakant, bangos mano
aplinkoje, jeigu taip galima pasakyti, ar ne. Tai šitie skaistalai buvo tie, kuriuos daugiausiai naudojau. Lygiai taip pat kaip šitas highlighteris ar šviesą atspindyti pudra iš Makeup Revolution linijos Vivid Baked Highlighter, spalva yra Peach Lights. Aš turiu 3, šitas nėra mano mėgstamiausias produktas, taip sakykime, ar ne, highlighteris. Esu jį užsitepusi šiandien. Kodėl sakau, kad nėra mano mėgstamiausias, todėl kad yra labai mažai pigmentuotas, sakykime, bet kažkodėl praėjusį mėnesį būtent aš to norėjau vos tokio lengvo pašvitėjimo, sakykime, ant skruostų, skruostikaulių, ar kaip pavadinti, tai šitas highlighteris atliko tą darbą būtent, todėl ir atsidūrė favoritus. Na, dabar jau galime pereiti prie favoritų 3. Turiu lygtais 3 favoritus, kurie neturi nieko bendro su grožiu, taip sakant, nei plaukais, nei makiažu, nei nieko panašaus, taip sakant. Ir visada stengiuosi ir stengsiuosi ateityje jums paminėti vieną dalykėlį. Ir pirmas tai yra jo flanas, nežinau, ar esate ragavę tokį pudingą, ar kaip čia jį pavadinti lietuviškai. Tai jį, žinoma, galėsite gauti turbūt tik tai čia, bet aš jums vis tiek paliksiu nuotraukėlę. Žodžiu, labai skanus flanas iš parduotuvės, kuris turbūt pats skaniausias flanas, kurį esu ragavusi. Būtų įdomu sužinoti, ar rugpjūčio mėnesį, na, jūsų, nežinau, jūs patraukė koks nors desertas ir buvo jūsų mėgstamiausias rugpjūčio mėnesį, parašykite komentaruose. O kitas dalykas, kurį Lietuvoje kažkada tikrai mačiau ir mačiau, kad internetu parduodami šitie aparatai, aš turiu menį Nespresso ir ypač šita kava karamelito, tai yra karamelinė, nežinau kaip ten su kavos skoniais Lietuvoje, sakykime, arba ten, kur jūs gyvenate, bet Nespresso jau daug kur parduodama ir daug kur turi savo butikus, man nepatinka šitas žodis lietuviškai, bet žodžiu. Tai jeigu neturite aparato, galite nueiti į vieną iš tų butikų ir paragauti tą skonį karamelito. Vėl, čia kaip su tais pirkiniais, po kokių 3-4 mėnesių man sugrįžo noras gerti kavą. Rytais daugiausiai aš geriu, kartais negeriu, bet dažniausiai geriau rugpjūčio mėnesį kavą rytais ir ypač rinkausi šitą karamelito, tą karamelinę atseit. Jos skonis tikrai nėra toks karamelis 100%, bet turi tokį gardų prieskonį karamelis, jinai nėra saldi kava, nieko panašaus. Tai tikrai nepaleidau jos iš rankų, galima sakyti, todėl nutariau paminėti šitame. Ir paskutinis favoritas tai yra filmas. Negaliu pasakyti, kad jis yra mano visų laikų mėgstamiausias filmas, bet aš jį labai norėjau pasižiūrėti, nežinau, ar jau jį rodys, ar rodo šiuo metu, jūs pasakysite geriau komentaruose tą filmą. Tai yra filmas, nežinau, kaip lietuviškai jis bus užvadintas, gal bus tiesioginis vertimas, bet angliškai vadinasi The Whole Truth. Su Keanu Reevesu. Aš jį norėjau pasižiūrėti vien dėl šio aktoriaus, man jis labai patinka. Vėlgi negalėčiau pasakyti, kad tai yra geriausias jo filmas, na, mano akimis žiūrint, bet vėlgi antras ar kelintas ten filmas, kuris vaidina advokatą. Turėjau labai nemažai tikinėti savo vyrą, kad nueitume pasižiūrėti šitą filmą, nes kadangi mano vyras advokatas, tai jis jau nebenori po darbų žiūrėti panašių temų, sakykime, ne, filmų su panašiamis temomis, tai sakykime, bet galiausiai neėmė. Man visai siužetas patiko, buvo tokių vietų, momentų, kur sukėlė man abejonę, sakykime, privertė pamastyti, bet vėlgi, sakau, 10 balų gal neduočiau, bet visai man patiko vien dėl aktoriaus. Jeigu jūs esate jo gerbėjus, jeigu jums jis patinka, jo filmai patinka, tai nueikite pasižiūrėti, bet, sakau, negaliu jums pažadėti, kad išeisite amo netekusias, bet kodėlgi ne, jeigu ketinate eiti į kiną arba ketinate pasižiūrėti internete ar panašiai, tai ieškokite šio filmo. Tai tiek, iki čia rugpjūčio mėnesio favoritai. Būtų įdomu sužinoti, ar yra kažkokių bendrų favoritų, taip sakant, ar jūs man galėtumėte šiaip parekomenduoti ką nors, ar nežinau, jums padėjau apsispręsti įsigyti kažkokį produktą, tai rašykite viską komentaruose, taip pat savo pageidavimus, pasižiūrėkite ankstesnį video arba ankstesnius video apskritai. Linkiu smagaus jums rugsėjo mėnesio, siunčiu jums daug bučkių ir pasimatysime kitą kartą. Iki!